Grodavote Kaune daugiausiai jūsų gimtam mieste, kuris ir vadinamas iš tikrųjų roko pradžios miestų Lietuvoje. Gal paskui tik tai viskas persikėlė į Vilnių. Sakykit, kaip viskas pasikeitė po Kalantos įvykių Kaune? Kaip visa ta muzika, ar jinai iš tikrųjų nuėjo į pogrindį? Taip. Kaip jums viskas? Tikrai taip. Papasakokit savo įspūdžius, ką atsimenate. Šiek tiek teisybės yra, kad nuėjo į pogrindį, vadinkim tą šiuolaikinę muziką, tuolaikinę muziką, rokas, vadinkim. Nes kadangi labai stipriai užspaudė valdžia, kad nebūtų jokios kapitalistinės įtakos, o skaitė, kad rokas tai yra kapitalistinė įtaka. Kapitalistinė įtaka, ar vadinkim tą jaunimui. Kas groja roką, tai reiškia, tas yra ne... Išdavikas. Išdavikas. Nu, ne tai, kad išdavikas, bet jau ne tarybinis, nepilnas tarybinis pilietis. Suvaržymai iš karto žymiai didesni suvaržymai buvo, tas šiek tiek jautėsi. Mat, kas Kaune vis tiek vyko toks, kadangi lietuviškiausias gal miestas ten sugebėdavo kažkaip vis tiek to festivalių paskui vėl. Paskui, vėliau, 75, 6, 7, 8 vėl viskas kažkaip apsivertė. Vis tiek, kaip sakam, ta jėga, tas atsirado daug naujų grupių ir tautkai ir panašiai, ir vienu žodžiu daug. Ir per... 70 kelintais jūs. Jau čia 75, 6... Jau buvo kita banga, kuri išstūmė tą visą ir vėl viskas iš naujo prasidėjo. Bet iš tikrųjų ta kita banga atsinešė kitokią muziką. Tai nebebuvo tas rokas, kurį jūs pradėjote groti kadaise. Teisingai sakau? Taisyklingiausiai, Diana, pasakyti, mes grojom. Kadangi mes grojom daugiausia šitą Beatles, ar tai Rolling Stones, ar tai hard rocką, tai ką pavadint? Beatles muzika, tai yra pop muzika. Tai irgi nėra. Taip, Rolling Stones rokas, hard rockas yra hard rockas, tas jau sunkusis, Deep Purple, taip, paskui, taip. Tai va, tą, ką mes grojom. Tai, ką jūs girdėjot, tą ir grojat tais laikais, jo. Kas buvo prieš? Tačiau kas atėjo vėliau, ką aš noriu pasakyti, kad jau Rondo minėtas arba ten kitos grupės, kurios atsirado, jau jie atsinešė kitokią muziką. Čia yra kitas dalykas, Diana. Mes daugiausiai grodavom, kopijuodavom grupės. Mes savo dainų nekūrėm, nes vieną kartą man labai patiko, kaip su Virgiu taip šnekamės. Virgi sako, egi mes ne kūrikai. Nu, reiškia, ne kompozitoriai. Mums neišėjo kurti. Bet jūsgi turėjot savo dainų. Turėjom, bet tai kad labai mažas tos dainos. Tai kad aš paklausau, kai gerai ten Rondo kelios tos dainos man patinka, dviratis jo ta grupė, taip? Iš Šiaulių. Vairas tai yra. Dviračių gamyklai priklausė. Dviračių gamyklai, atsiprašau, Vairas. Tai man patiko. O taip kitos tos dainos visos, mano atžvilgiu tai buvo lėkštos, paprastos, tokios. Sėdint prie laužo ar kur vasudint, tai nėra to, ką aš girdėdavau iš vakarų. O tai ką jūs vis tiek sukūrėte kažką, kūrėte savo kažkokias dainas? Norėjom dainas savo turėti, norėjom, kad, norėjosi, bet matomai mes buvom geresni atlikėjai negu kūrėjai. Nes tas turbūt jautėsi ir mūsų muzikoje. Už tai mes daugiau dainuodavom muzikavimą, ja. Bet Oktava, kiek žinau, įrašydama savo plokštelį įrašė porą būtent jūsų dainų. Ne Beatlų, ne Rolling Stones, o būtent jūsų dainų. Taip, kadangi tais laikais išleidžiant tą plokštelę, aišku, mes nebuvo galima, kad užsienio atlikėjų dainas. Šitas dalykas. Sako Tomašiūnas, darykit, ką norit, kokias nors lietuviškų reikia repertuaro. Tai va, ką, nusėdom ten. Ir sukūrėte. Sukūrėm, aš paėmiau Baltakio knygelę, eilėraščių perskaičiau, žiūriu, Virgiui tinka Stebis motinis ir teta, aš paėmiau ten pagal tą ir viskas. Ir teta, tėtis. Stebis motina ir tėtis, ne teta. Neužsigau, brolau, aš neužsigau, tu net pamiršai pavadinimą. Tos dainos, man tai jos tokios kaip
Ar jos kurtos buvo taip, kaip reikia sėdėti, kad padarytų dainos, kad skambėtų, kaip turi būti. Sakot, kad nesate kūrikai, No. jūs pavadinote savęs, tačiau net iki šiol esate tituluojami kaip gitarinio virtuoziškumo pradininkai Lietuvoje, bei viena iš pirmųjų gitarinių grupių. Dar kartą jau pasikartosiu tą patį, kurios įrašus išleido sovietinė muzikos plokštelių leidykla. Tai labai daug ką reiškia tais laikais. Taigi jums turbūt ta holivudiška taisyklė, kad atsidurti tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje turbūt suveikia 100%. Greičiausiai. Nes kitos grupės pasigirti tuo, kad kažkas išleido jų įrašus, tais laikais iš viso negalėjo. Iš viso niekam neleisdavo tais laikais. Nu, žinot, taip, Diana, pirmiausia, kas tas mano jauniausias, tas mūsų jauniausias broliukas, tai mano brolis Virgis, pirmiausia, tai jam, aš jį prisimenu. Ir rinkdavau dar kūrinius, klausydavau per radiją, nes Virgis šitą jau, jis buvo geresnis mokinys, Virgis. Labai geras mokinys. Jisai įstojo į institutą, jis ir baigė, aš įstojau, tai man tik tai pusę metų užteko pasimokyti. Jam, ką aš parinkdavau, kokius ar kūrinius, ar ką daugiau sėdėjau prie radijų, ką jam duodavau, tą jis atlikdavo, tą viską atgrodavo, idealiai. Net užmint vieną kartą buvo šitą, noras užėjo, Jimi Hendrix, toks buvo gitaristas. Jo, vienas iš žemiausių. Vienas žemiausių. Ar aš pamačiau, ar Virgis pamatė, gal neimsiu tas smulkmenas, kad jis grojo užsimetęs gitarą nugaros. Virgiau, pabandyk. Net nereikėjo nerepetuoti. Prieš pat koncertą halėje užsimetė ir atgrojo viską, taip kaip būtų taip pasikabinės. Nu, dėl grojimo jo tai yra... Lietuvoje aš nežinau, kad ir dar daugiau. Jis buvo... Ne dėl to, kad mano brolis, bet jisai yra... Pats geriausias. Ačiū, gana daug girdžiu. Tai tegul žino visi, kad kas yra. Taigi aš iš tikrųjų pati nesugalvojau tos frazės. Aš kažkur perskaičiau ir tiesiog užsirašiau, kad būtent iki šių dienų jūs esate tituluojami gitarinio virtuoziškumo pradininkais. Tai skambus įvertinimas, mano. Tikrai. Galva. Aha, man patinka. Tai ir laikyk tą. O kaip viskas klostėsi toliau? Sakykime, gintarėliai savo veiklą baigė kokiais metais? 70 kažkur 5? Trečiais, panašiais jau ėjo žemynės. Ypač čia dar. Su oktava irgi, ar kaip jūs atsiskyrė, tiesiog ar dar kažkur kartu muzikuodavote, kaip buvo? Paskui mūsų keliai trupučiukai išsiskyrė, kad ir su broliu. Virgis dar mokėsi institutė. O tu į Vilniaus Aiduose? Aš į Vilniaus Aiduose, restorane orbitoje dirbau. Kartu nors pradėjom orbitoje, bet tavo mokslai. Man mokslai aš jau negalėjau. Tu negalėjai, paskui aš Vilniaus Aidus, tu paskui vėliau su Kombo, paskui aš su Kuprevičium, paskui orbitą. Girdisi vis vien
susitikom, kaip vadinamai, kai į trimito Jo, trimito mažą grupę. estradinė grupė, pučiamųjų orkestrą. Tamošiūnas ten vadovavo, buvo dirigentas ir mus paėmė kaip instrumentalistus priėmė. Ir ten keletą metų dar. Ten muzikavote dar keletą metų. Iki 83 bent aš. Gavosi taip, kad praktiškai po 83-4 vėl pasikeitė trimitė sąstatas. Aš turėjau grįžti į Kauną, nes trimitas bazavosi Vilniui. Aš ten neturėjau kur įsikurt gyventi. Pridaro mes šeimas buvom sukūrę. Jau šeimos ir reikėjo, kadangi man žadėjo, jeigu aš stosiu dirbti į pagal, vadinkim, į specialybę, į inžinieriaus, tada gavau diplomą, man žadėjo gauti šeiminį bendrabutį Kaune, tai aš grįžau, ten Versmė buvo tokia grupė, jinai pasikvietė į statybos trestą groti ir ten dirbau statybos įmonėje ir per ten gavau šeiminį bendrabutį, kur galėjau su šeima įsikurti. Ir jau tada vėl keliai mūsų buvo išsiskyrę su broliuku. O tai kada vėl susėjo tie jūsų keliai? Amerikoje. Kuriais metais emigravote? 91. Rugsėjo mėnesį. Atskridom čia ir pratęsėm veiklą. Kiek muzikos yra išlikę šiandieninėme jūsų gyvenime? Kaip šiandieną tai jau nedaug. Užgožė darbai. Dar ilgą laiką mes čia, vadinkim, Čikagos apylinkėse labai daug grojom. Būdavo tiek, kad 14 metų be iš eilės metus į priekį buvo užsakymų, kad kokiuose renginiuose, ar tai vestuvėse, privačiuose šventėse, taip. Bet daugiausiai paskui grinai apsiribuvom pas Amerikos lietuvius, nes mūsų repertuaras jiems geriausiai tiko ir mums repetuoti nereikėdavo. Tai va jiems 15 metų be jokio atostogų iš vien, nes kiekvieną šeštadienį reikėdavo groti. Tai va. Bet iš muzikos tai vis tiek nepragyveno? Ne. Tai nebuvo pragyvenimo šaltinis. Nebuvo pragyvenimo, nepagrindinis. Buvo jo prisidėjimas kažkoks finansinis, bet pragyventi iš to nebuvo. Mes apie tai negalvojame, ne? Kad iš to išgyvent, Tai mes supratom, kad iš karto, kad čia atvažiavus, čia tokia konkurencija, kad čia, nežinau, be kalbos, be nieko, vien su muzika neprasimuši taip. Mes tada darėm savo ir, kaip sakant, likom tam. Aš esu girdėjus tokį posakį, kad Amerikoje vienu muzikantų per daug. Tai čia yra tokia tikra taisyklė. Taip, yra kaip Amerikoje viena, yra daug muzikantų gerų, bet yra ir tokių, kur drąsiai galėtume ir ten, kaip sakyta, bent Virgis tai tikrai galėtų užimti vietą, taip toliau, bet yra, žinot, savo grupė, susimontavę ir... Tai galų galę to ir neieškojom. Jeigu būtume ieškoję, ar jie bandė kur nors lindė, būtume suradę vietas, bet mes norėjom, kaip sakant, būti kartu ilgą laiką, kiek įmanoma. Dabar jau aišku. Vienintelis dalykas, tas šiuolaikinis gyvenimas mūsų, kaip jūs paklausėt, kas sustabdė, galbūt sustabdė mūsų tas pasirinkimas eiti dirbti į, reiškia, sunkvežimių tą biznį. O kad tų muzikantų, kad dabar gyvai, kas suras, yra muzikantų, bet mums reikia tokių, kad jau groti taip, kad būtų ritmiški, kad reikėtų daug repetuoti, kad suprastų taip, kaip mes viens kitą suprantame. Bet jeigu dabar sueitumėt ir dar, sakykime, rastumėt tokį muzikantą, trečią ir ketvirtą, kiek jums jūsų grupiai reikėtų, tai turbūt niekiek neblogiau skambėtumėt negu 69 metais. Ne. Skambėjimas ne, bet balsai taip ir Virgiukai. Balsai jau prasčiau būtų. Būtų prasčiau su balsais. Ne, su balsais yra sunkiau. Taip. Bet rankos neatpranta nuo instrumento, turbūt nėra tokio išsireiškimo. Žinot, aš esu ne toks instrumentalistas, geras nei ką. Vat Virgis, mano brolis, o aš matau, kaip jisai groja. Jis groja, galbūt jau šiek tiek technika, jau jie apleido šiek tiek, bet ne technikoje esmė. Bet pats jausmas išlikęs, tai taip, kad niekas netims. Čia turbūt įgimta yra ir
visą gyvenimą išlieka. Tas yra likę ir liks tikrai, kaip sakant, ir grabe dar grosim. Ar galvojate, tie, kurie šoka pagal jūsų muziką, kurie anksčiau šokdavo, ar galvojate, jie žino jūs iš tų laikų, ar iš viso įsivaizduoja, pagal kieno muziką čia šoka, kas jiems groja, ar jūs pažįsta, ar jūs Ne tiek prisimenat? daug. Yra kur pažįsta nuo senų laikų, bet tai nebūtų... Pagrindė mūsų vienmečiai. Jo, Kurie- Yra bet- tokių žmonių, kurie Yra, žino, yra. kad čia groja gintarėliai. Yra, bet ne tiek daug. Ne tiek daug. Didžioji ta dalis mažai žino iš tikrųjų, kas mes tokie buvom ar ką nors panašiai. Ir gal jiems ir net neįdomu. Taip, ir mes turbūt. Jiems svarbu, Tik kad tai mūsų bendramžiai. jeigu kojos... Mūsų bendramžiai, tai muzika kažkokie, šokdina kojas, tai gerai. kuriems apie 60. Tai va, tie prisimena, kaip reikiant prisimena. Ir visos tos panelės dabar šitos... Tų laikų panelės, jo, o dabar jau ne 60-inės, tai va, prisimena. Bet ar buvo koks nors toks atvejis, kad prieitų kas nors sakytų, aš buvau kokiam nors jūsų gintarėlių koncerte Kaune, kada nors, kaip man smagu, bet aš jūs čia susitikau vėl ir Taip. Buvo tokių? Buvo, aš galiu dar vieną, beveik kaip anekdotas tapo čia pas mus. Mano dabartinė žmonos Dianos sesers švogeris. Mes sėdėjom, gėrėm alų, šnekėjomės. Terasoj. Ir išgėrus įvyko ginčas tarp manęs ir tarp to švogerio. Ir jis sako, nu tai ką tu čia groji, kokia čia tu gitara, kas čia tu toks, kas čia per vienas. O buvo Lietuvoje, buvo gintarėliai, o tie tai sako grojo, o tu čia sako apsimetinis. Aš pradėjau sakyti, tai aš tas pas gintarėlis ir jisai netikėjo. Mes beveik vos nesusipykom. Ir paskui galų gale gavosi tokia situacija, jisai kitą dieną pasiskambino į Lietuvą kažkokiam savo draugui, kuris pasakė, jo Švabas Virgis ir buvo iš gintarėlių. Tas, ir jis atbėgęs atsiprašė. Sako, aš tikrai nežinau, to laiko pasidarėm bičiulė, taip tai buvom labai tokie, nežinau, jis kažkaip vis traukdavo mane per dantį, kad ką tu čia groji, ką tu... Jis negirdėjo manęs grojant. Svarbiausia, jis buvo neseniai atvažiavęs iš Lietuvos. Ir mes, kadangi susitikom, taip sakant, pas juos svečiuose, ten, vienu žodžiu, kalbėjomės. Va, tik gyvas buvo toksai pavyzdys, kad va ten tai buvo gintarėliai, va ten tai grojo. O čia, ką jūs čia grojat? Na ir pabaigai. Roko Radzevičiaus knygoje Lietuvos roko pionieriai, kurią aš visą pokalbį mūsų laikau ant savo kelių pasidėjusi kaip kokią Bibliją, roko Bibliją. Ne vienas autoriaus kalbintas pašnekovas mini jūs ir grupę Gintarėliai kaip vieną iš stipriausių roko grupių Kaune. Na, kai ieškau, ką nors įdomaus paskaitinėti internete apie gintarėlius, tai radau tokį puslapį, kuriame dabar jau šviesios atminties menininkas, rašytojas, žurnalistas, įvardės šitame puslapyje save Hario vardu, pasakoja prisiminimus iš tų laikų ir taip pat dalyjasi prisiminimais jo kalbintų muzikantų Lietuvoje Arvydo Jofės bei Gražvydo Januškevičiaus. Tai norėjau paskaityti trumpai iš Hario prisiminimų. Haris pasakoja, gintarėlius tik pamenu iš koncerto sporto halėje, bet per tą euforiją muzikinio įspūdžio nepamenu, o jų grojamus šokius net nepatekdavau, nes tada buvo baisus visur anšlagai, kai jie grodavo. Ir Jof ir Gražvydas teigia, kad visų laikų geriausi lietuviško roko atstovai buvo broliai Švabai, kurie kiauliškai negrįžta iš Čikagos ir dirba ten neįdomų darbą. O galėtų čia The Rolling Stones hitas Satisfaction groti, nes puikiai jiems gaudavosi. Eimis Švabas yra sakęs, kad už Satisfaction orbitoje jie imdavo 25 rublius, ketvirtadalį tuometinio atlyginimo. Arvydas Jofė sako, kad gintarėliai buvo mūsų bitlai, visi juos dievino. Gražvydas, kaip profesionalas, prisiekė. Jie buvo visą galvą aukščiau už visus kitus, grojo kaip iš gaidų ir neblogiau už tuos anglus, už kai kuriuos net geriau.
Nuimdavo Bitlų ir kitus firminius gabalus nuo magnetofonų, taip sakant, iš klausos atkartodavo. Gaidų tada neįmanoma buvo gauti. Yra legenda, kad Kertukų repeticijos metu, kai tie išėjo parūkyti, leido jauniems muzikos mokyklos mokinukams pasibandyti. Koridoriuje išgirdo, kad magas The Beatles dainas groja. Atėjo, o ten gintarėlį iššutina She Loves You. Štai ir iki šiol Lietuvoje apie jūs rašo, prisimena, klausosi jūsų dainų. Noriu paklausyti tokį tradicinį klausimą, kurio labai dažnai sulaukia emigravę iš Lietuvos. Ar niekada nesigailėjote, kad išvažiavote? Juk likę Lietuvoje turbūt būtumėte niekada ir nenutolę nuo savo tikro pašaukimo. Jo, geras klausimas, kurį sunku būtų atsakyti. Ir taip, ir ne. Ir norėtųsi, ir iš tikrųjų būtų gal ir gerai buvę likti. Bet jau taip išėjo, gyvenimas parodė tokį kelią, kurį bandėm muštis į, sakant, skintis kelią čia. Nesigailiu, kad atvažiavau čia. Bet ar nenorėčiau būti ir gyventi ten visą laiką, šitaip ir svajojom, ir visą laiką iš tikrųjų mes atvažiavom čia trumpam, o nieko nėra pastovesnio už laikiną. Tai tas ir gavosi greičiausiai, o paskui jau kada čia jau šaknis įleistos ir šeimos čia, ir tada jau gal jau, kaip sakant, palikim taip, kaip yra. Tai kaip Eimantai, ką jūs galvojat? Tik atskridę. Man pasisekė, aš išlošiau tą žalią kortelę. O tais laikais su darbais, jau su muzika, jau tuo metu buvo toks nuoslūgis, kad tais laikais mes buvom nereikalingi. Kad tik prasidėjo ta nepriklausomybė, tos naujos grupės, tas žvaigždynas vadinamas kabutėse. Mes būtume likę kažkur, aš būčiau, gal kalbėsiu apie save, būčiau likęs visai nuo šaly, tai grot džiazą, iš to nepragyvensi. Tai atvykus tą Ameriką, aš išložiau tą žalią kortelę ir man iš karto tapo kaip antri namai. Priedo gyvenimo sąlygos viskas pasikeitė. Čia sutikau, aišku, Lietuvoje pirmiausia. Irgi atvažiavo paskui būsimoji žmona, paskui ir sūnus. Ir visas tas gyvenimas tiesiog liko čia. Dėl grįžimo. O ką aš ten veiksiu? Arba jeigu dėl muzikos, ką mes ten su Virgiuku grotume? Iš džiazo? Aš nesu džiazmenas. Jokiais būdais. Man patinka, taip kaip man patinka tik kai kurie džiazo kūriniai. Specialybių labai daug turiu, pirmiausia, čia įsigijau daug specialybių, tai čia man geriau patinka. Jau šaknis čia. Sėdėti savo tėvams ar broliams ant sprandų aš nenorėjau. Tiek, kad nuvažiuoti pas savo draugus į Lietuvą, dar susėsti gerai ir pasirinkti. Šitą mintis niekaip nepalieka, tik niekaip suplanuoti šitą negalima iki galo. Bet gitaros dar turbūt neišeis ilgam iš jūsų rankų, nesvarbu, kokie buitiniai ar rūpesčiai ir būtų. Tikrai ne. Tiesa, dar norėčiau pasakyti, kad muzika, kurią klausotės mūsų pokalbio metu, buvo sukurta ir įrašyta daugiau nei prieš 40 metų. Tai štai tokie skaičiai. Tikiuosi, kad neprabėgs šitiek metų ir vėl kieno nors prisiminimuose galėčiau perskaityti, kad atvažiavo broliai, švabai iš Amerikos ir sugrojo taip kaip jaunystėje. Ar tikite, kad taip ir bus? Bus taip. Tikėkimės, nes tikrai norisi to, tai reiškia, tas turės įvykti. Tik nežinau, kad. Ačiū labai. Tai sėkmės jums. Ačiū ir visiems sėkmės. Muzikantai, neliūdėkit, atvažiuosim pralinksminti jūs. Kaip pasimatymų. Susitiksim, taip sakomas žvaigždės ir mirgančios gatvės, ir snaudžiančios žvaigždės. Dar nesusitiksim, taip sakoma